Na kągi, keliaujam toliau po rytų virtuvės. Taigi, gaminsime kebabą, o tiksliau tariant liulę kebabą. Lietuviškai galima būtų tiesiog pasakyti, kad maltos mėsos kepsnys ant iešmelio, tačiau originalus pavadinimas liulė kebabas ir originaliai gaminamas iš avienos. Na, žinau, kad ne visi mėgsta avieną dėl specifinio jo skonio, tiksliau dėl specifinio avies riebalo skonio. Galite naudoti ėrieną, tačiau ėriena bus per liesa mėsa. Tai tokiu atveju vis tiek reikėtų įdėti kažkokio riebaliuko, na, tarkim, kad ir kiaulienos riebaliuko. Tačiau aš norėčiau padaryti autentišką kebabą, todėl naudosiu būtent avieną. Maždaug 20–30% riebaliuko. Ir dabar papildomi prieskoniukai būtent sumaišyti mėsytei. Taigi smulkiai supjaustau vieną tokį nediduką svogūnėlį ir vieną skiltelę česnako. Taigi naudosiu nedidelę šakelę rozmarino, šiek tiek čiobrelio ir maždaug pusę aitriosios paprikos. Na, žolelių padauginti nereikėtų, jos turi tiesiog suteikti tokį subtilų skonį, vos juntamą, nes čia žvaigždė yra mėsa. Taigi smulkiai sukapoju rozmariną, čiobrelį, čiliuką ir galima bus viską išmaišyti. Žinoma, reikia įdėti ir druskos bei šviežiai maltų pipirų. Ir rankytę. Mėsytė paruošta, dabar ją padalinsiu į maždaug 4 lygias dalis. Kaip keista be svarstyklių dalint. Taip. Na, maždaug taip. Ir reikės užmauti ant iešmelių. Iešmelius mirkiau vandenį jau gerą pusvalandį. Ir mėsą prieš dėdamas ant iešmelio, truputėlį ją turiu išplakti. Plakimas reikalingas tam, kad susijungtų mėsytė. Tai yra, kai ją vėliau kepsiu, jinai bus nebiri, o tvirtai laikysis ant pagaliuko. Tai tiesiog taip į delną padaužam ir dedam ant iešmelio. Galima šiek tiek rankas suvilgyti vandeniu. Svarbiausia, kad mėsa būtų tolygiai. Visa per ilgį vienodo storio. Mėsytė kaip ir pasiruošusi keliauti į grilį, tačiau prieš tai reikia pasiruošti padažiuką ir salotėlės. Mėsa keps neilgai, naudosim be nepopuliariausią kepimo būdą, tai yra tiesioginė kaitra, vadinasi keps aukštoj temperatūroje trumpą laiką, tad reikia iš anksto turėti jau kitus ingredientus. Padažas labai paprastas. Rytietiškoje virtuvėje ypatingai dažnai padažams yra naudojamas jogurtas. Ta darysiu ir aš ir jį įdėsiu vos keletą papildomų ingredientų. Tai yra česnakėlis ir citrinos sultis. Na, druskytės pagal skonį. Taigi česnaką susmulkinu kuo labiau. Geriausia gal netgi būtų jį sutarkuoti, tam, kad būtų labai smulkus česnako gabalėliai. Kad jisai tolygiai pasiskirstytų ir kuo labiau perteiktų skonį į visą padažą. Rūgštu, sūru, česnakėlis, tobulas padažas. Ir salotėlės, pomidorai. Svarbiausia, labai gerai prinokę pomidorai. Visą laiką jos reikėtų pauostyti. Ir žinoma, ne ten, kur šakelė, nes ten dažniausiai visuomet kvepia pomidoras, bet reikia uostyti kitą pusę. Gerai prinokęs pomidoras visą laiką labai skaniai kvepia. Taigi supjaustau, tokiais pusės kąsnio gabaliukais. Taigi toliau agurkas. Su agurku darysiu taip.
naudosiu maždaug pusę agurko, tačiau jo vidų norėčiau išskobti. Aišku, tai yra tikrai skani dalis, tačiau vėliau šitos salotėlės labai dėl sėklų pavandenyje. Ir supjaustau štai tokiais pusžiedžiais. Ir toliau svogūnas. Reikės maždaug pusės mėlynojo svogūno ir jį supjaustysiu pusžiedžiais. Na ir pabaigai žalumynai. Aš naudosiu kalendrą. Na štai turiu visas skaniasias daržovėlės. Taigi pomidorų ir agurkų lygiom dalim, 1:1 ir svogūniuko pagal skonį bei žolelių pagal skonį. Viską dedu į indą, paskaninu geru alyvuogių aliejum, šiek tiek druskos, pipiriuko ir salotos paruoštos. Ir išmaišymas. Na ką, visi ingredientai yra, galime pradėti kepti. Grilis įkaitintas iki 220 laipsnių, tiesioginė kaitra, ketaus grotelės ir kepimas, po keletą minučių iš kiekvienos pusės. Bendroji sumoj keps apie 10 minučių. Tad labai svarbu gerai įkaitinti kartu su grotelėm, kad mėsa neprikiptų, o apsidraudimui visuomet galite mėsytę šiek tiek patepti geru alyvuogių aliejumi. Taigi viskas paruošta, iškepta, beliko viską tik tai sudėti, suvinioti į, aš panaudosiu tortilijos lapelį, galite naudoti lavašą, galite naudoti pitą, čia jau ką tik tais pageidaujate, tik tais įmetu akimirkai į griliuką, kad sušiltų. Kelios sekundės. Iš vienos pusės dar surinks riebaliuką nuvarvėjusi nuo mėsytės. Truputėlį salotėlių. Kaip kvepia mėsytė, aš negaliu. Mėsytė, truputėlis padažo. Vyniojam ir ragaujam. Sultinga, kupina skonio, skaniai paskrudę, tikras vasaros perlas.